Raudonas ženklas tai yra ugnies ženklas. Vat ir kuriam su vaikais ugnies liepsnas, kurios kyla į viršų. Tai pavyzdžiui, šitas mėlynas ženklas tai yra vandens ženklas. Trikampis žemyn, tai vat ir simbolizuoja tą bėgimą vandens žemyn. Toliau, pavyzdžiui, šitas tai augalinis ženklas, tai yra gyvybės simbolio, gyvybės medžio simbolis. Anas raudonas tai yra svastika. Svastika tai yra saulės arba ugnies ženklas. Gali jisai būti daugiau tų atšakų turėti, 6 ir 4, patys tie užsilenkimai gali būti kampuoti, ar mes tokį paprastesnį variantą pasirinkome. O va štai anas ten toliau, tai žalias ženklas. Jisai simbolizuoja metų laiko ženklą arba mėnulio fazę. Mėnulio fazių ženklą irgi gali būti labiau suspaustas, gali būti labiau išplėstas. O ten dar toks žaltys, išsirangęs žalias. Tai vėlgi markučiuose jis būna labai gražiai išdėstytas. Ir tai tas žaltys gyvybės arba vandens irgi tėkmės simbolis. Ir ne veltui mes pasirinkom būtent šitus ženklus, todėl kad visus juos galima aptikti seniausiuose margučių raštuose.